Labas vakaras visoms, kas prisijungėte. Labai smagu Jūs matyti šį vakarą. Tai pirmasis mūsų klubo Drąsa gyventi susitikimas, pasimatymas. Ilgas jisai labai nebus, nes pradžioje įsivažiavimui visaip papasakosiu kai kuriuos dalykus. Ir pradėsiu nuo techninių dalykų. Nors laiškuose aš viską rašau, bet kartais tiesiog neužsifiksuoja ir geriau, kažkaip apie tai pasikalbėti, tada geriau prisimenam informaciją. Žodžiu, pradėsiu nuo klubo erdvės. Kaip jinai atrodo, jūs turbūt jau matėte. O dabar turėtumėte matyti langą su ta erdve klubo, kaip jinai atrodo. Čia, jeigu prisijungus, čia matysite erdvės, ne? Ir yra tekstai, yra webinarų įrašai, knyga, praktikos, klausimai, atsakymai ir taip toliau. Ir jūs čia galite prisijungus savarankiškai, tarkim, įeinat į vieną kažkurį skyrelį ir matot. Labai smagu, jeigu, tarkim, pasidalinsit komentaruose savo nuomonę, savo įžvalgomis, savo mintimis. Visada labai labai smagu skaityti ir matyti. Galite daryti savarankiškai arba tiesiog vieną kartą per savaitę aš siųsiu laišką su nuorodom, kas įkelta buvo per savaitę. Tad kaip jums patogiau, jūs taip ir galite daryti. Yra dar toks klausimų atsakymų skyrelis, kol kas čia nėra. Nieko, jokių klausimų ir jokių atsakymų, bet jūs drąsiai galite čia rašyti, aš laiks nuo laiko pasižiūriu. Ir jeigu bus paprastesnis klausimas, atsakysiu raštu, jeigu kažkoks sudėtingesnis ir reikalaujantis ilgesniojo atsakymo, tuomet susitikimų metu. Tai taip atrodo ta erdvė, kurioje bus viskas talpinama. Čia matysite ir būsimus webinarus, galėsite iš anksto susiplanuoti laiką, kitą mes turėsim spalio 24 dieną. Ir žodžiu, čia viskas bus surašyta, svarbu nepamiršti, prisijungti prie šitos erdvės. Tai su techniniais dalykais turbūt aišku. Jeigu kas neaišku, tai visada klauskite. Tokią taisyklę galim sutarti, kad pats netinkamiausias, pats blogiausias klausimas yra tas, kuris yra neužduotas. Taip, kad visada tikrai klauskit, rašykit, dalinkitės, nes nuo manęs priklauso, kaip atrodys šita erdvė, bet labai priklauso ir nuo jūsų. Nuo jūsų, kaip jūs jungsitės, dalyvausit, kaip aktyviai. Ir jau mūsų daugiau palengva. Toliau dar priminsiu mūsų susitikimai, webinarai, jie bus teminiai. Ne šiaip paplepėt susirinksim, o labiau stengsiuos tokius apie praktinius dalykus kalbėti, nes kurios esat dauguma iš jūsų, jūs turit labai ir dalyvavot ir mokymuose, ir turit labai daug medžiagos. Ir teorijos kaip ir pakankamai. Jeigu dar neturit, tai vis tiek pakeliui bus šiek tiek klube teorijos, bet labai svarbu, kaip tai gyvenime pritaikyti, kaip tai, ką daryti, kad būtų paprasčiau, gyventi būtų paprasčiau, lengviau, smagiau, įdomiau ir visaip kitaip gražiau. 2 kartus per mėnesį, kaip ir sakiau, mes susitikinėsim ir kalbėsim. Kai bus teminiai webinarai, tai aš pradžioje kažką papasakosiu šiek tiek, o toliau
pasikalbėsim, bus jūsų klausimai, atsakymai, pasidalinimai. Na, kas kokiuose mokymuose dalyvavot, tai įsivaizduojat, kaip tai vyksta. Tiesiog, na, galbūt susitikimai bus kiek trumpesni, ne po 2-3 valandas, o po valandą pusantros, bet žiūrėsim, kaip viskas vyks pakeliui. Labai daug kas priklausys nuo jūsų. Ar su techninė dalimi viskas yra aišku? Tiesiog pasakykit, pliusiuką parašykit, kaip jums patogiau. Iš esmės, tai kol kas klube yra visos, kurios dalyvavot kažkokiuose mokymuose, kažką darėt, kažkur veidai matyti, vardai matyti, taip kad tam, kad jums būtų jaukiau, ane, kad vienoje ar kitoje erdvėje jūs jau buvot susitikusios. Tai dar kartą klausimas, ar su techninė dalimi viskas aišku? Taip, aišku. Taip, aišku. Super. Tada noriu jūsų paklausti. Vat jūs prisijungėte prie klubo ir kokie jūsų lūkesčiai, kokie įsivaizdavimai, koks jūsų tikslas būti šiame klube? Tiesiog, jeigu trumpai pasidalintumėt, būtų labai labai smagu. Tai galite daryti žodžiu, ane, įsijungus mikrofoną, galite į chatą rašyti, kaip tik jums patogiau. Dabar kol kas aš darau įrašą, susitikimų įrašai bus, bet kol kas įraše jūsų nesimatys. Jeigu kažkam kol kas nejauku, ane, kad matysis jūsų veidas įraše, tai galite nesijaudinti, o girdėsis tik balsas, jeigu kalbėsite. O paskui, kai apsiprasim, tai visai gerai. Smagu, Jolanta. Labas vakaras visiems. Mano lūkesčiai yra kol kas tokie minimalūs, tai yra turėti kaip ir palaikymo tokią erdvę savo kasdieniniam gyvenime ir turėti tiesiog tokių praktinių dalykų savo kasdieniam gyvenime. Tiesiog palaikymo tokia, kad ir minčių tokių, kad, tarkim, nes daug kas, kad ir aš esu dalyvavus ne vienuose mokymuose, bet daug kas užsimiršta tiesiog, tai aš tikiuosi tokį priminimą nuolatinį, nes Ilona, tu esi jau kalbėjus ne vieną kartą, kad kaip užsikirtusi plokštelė kalbi, bet žinok, paskui daina, iš tikrųjų, ir aš to ir noriu, tos užsikirtusios plokštelės, tiesiog atnaujinti nuolat, nes galbūt ne viską gali apriepti iš karto ir ne viską gali įsisavinti ir, sakykime, ir per pamokas, ir per visas programas, kurie jau, tai, tarkim, galbūt vienu momentu kažkas tau aktualiau yra ir giliau išeini, bet kažką palieki, galbūt šone, tai mano tokie lūkesčiai, tiesiog užpildyti tas spragikes, kaip sakyti, atrasti tas dėlionės, galbūt tas tokias dar detalikės, kad tiesiog užpildyti, po truputį pildyti tą savo nuostabų, gražų gyvenimo, kaip sakyti, vaizdą ir pasaulį. Tiesiog palaikyti tą, ką aš jau iš tavęs gavau. Tiesiog pasakau, taip atvirai. Ačiū labai, labai smagu, Jolanta, tave matyti, girdėti ir iš esmės klubas ir yra tam, kad ir naujų dalykų kažkokiu ir užtvirtintumėm tai, kas buvo, ir būtų erdvė, kur galima paklausti, pasitikslinti, gauti palaikymą, palaikyti kitus žmones. Tai yra tikrai labai labai svarbu. Ačiū labai, Jolanta. Kas dar norėtų? Prievartos kaip visada nėra. Aišku, man visą laiką patinka, kai jūs dalyvaujat, kalbat, klausat, dalinatės. Aš galėčiau, jeigu galima. Labas vakaras. Super, labas vakaras. Ar tik tai man, Jolanta, blogai girdėjosi, ar kitoms irgi, nežinau? Blogai.
Jo, tai reiškia ne man viena, tai Jolantas kažkas iš toli labai. O kaip mano garsas, ar jums tinka? Tinka. Jo, gerai, ačiū. Tai aš kažkiek Jolanta jau tą patį pasakė, ką aš pradėjau gal dėlioti atsakymę, bet irgi, aišku, pasikartosiu, kad kodėl aš čia, tai todėl, kad kaip ir esu sakiusi kitose susitikimuose, kad kuo daugiau mokomės, tuo daugiau klausimų. Arba ten, kaip sako, daugiau medžių. Tai vat kažkaip ir nesinorėtų likti vidury to miško tarp tų medžių ir norisi vis tiek ieškoti tų išėjimų, tų atsakymų. Tai kažkaip pagalvojau, kad labai būtų liūdna iš tikrųjų su metų pabaigoje nutraukti ir nebetęsti tos kelionės. Tai dėl to ir vat, kaip Jolanta ir minėjo taip pat, kad norisi turėti kažkokią erdvę, kur būtų gera sugrįžti, kad norėtųsi laukti tų susitikimų, užduoti klausimus, gauti atsakymus, sutikti bendraminčius, kur viena kitos mintis net atliepiam, atkartojam, labai smagu va tas dalykas. Tai tiesiog norisi čia būti ir aš manau, kad bus smagu ir bus jauku ir gera čia būti. Tokie lūkesčiai. Ačiū labai, Kristina. Labai smagu jūs matyti. Ačiū. Labas vakaras. Labas Man labai vakaras. patiko, ką Jolanta papasakojo ir Kristina. Tai aš irgi panašiai įsivaizduokit, tiek norėjau čia dalyvauti, kad tokia šiandien pavargus, kad galvoju, nu niekaip aš iki 12 neištemsiu. Tai va, aš atsikėliau pamiegojusi truputuką va. Ir iš tikrųjų man labai patinka, kad yra ir rašytinis formatas. Tai aš perskaičiau, vėliau pasiklausydama išgirdau naujų dalykų. Ir po jūsų knygos susimąsčiau, kad iš tikrųjų man nereikia tenkinti kiekvieno lūkesčius. Ir tik tai man šiandien atėjo tas suvokimas, o aš visus metus jau čia pas jūs. Tai vat, kiek reikia laiko, kad kažkas daeitų. Tai vat, labai džiugu toliau tęsti šitą kelionę ir tikrai nesinorėjo nutraukti metų pabaigoje, jau netoli tas gruodis, tai vat, džiugu, kad toliau visos kartu tęsim kelionę, augsim ir tobulėsim. Jolanta, malonu ir tave matyti, jau norėjau tau rašyti, reikia mums tęsti bendradarbiavimą. Nu va, super. Super, ačiū labai, Agne. Aha, tvarkoj. Gerai, neversiu. Toliau aš pašnekėsiu, ne? Jūs paklausysit, apsiprasit, paskui į pabaigą labiau norėsit irgi, ne, pasikalbėti, padalyvauti. O dabar toks ilgai aš nekalbėsiu, bet labai apie svarbius dalykus. Na, dauguma, ne, jau kažkiek, kai kas jau daug ką praėjot, ne, kai kas dar tik pradėjot, kai kas savarankiškai, kai kas grupėse, labai įvairiai. Bet tikslas, ne, vis tiek, kad kažkaip save praturtinti, save geriau pažinti, save ugdyti, auginti savo asmenybę. Ir labai dažnai šiame kelyje nutinka tokie momentai, kai atrodo darai ir niekas nevyksta. Na tai svarbiausias šis žodis atrodo, bet kartais ir neatrodo. Ne? Žmogus kažkaip kažką bando daryti, bet iš esmės tas vidinis pokytis, nu, kaip reagavau, taip reaguoju, kaip mąsčiau, taip mąstau, vat kažkoks strigimas gaunasi. Ir aš kažkaip dėliojau ir iš savo patirties, ir iš to, iš daugybės metų darbo su jumis, vat kokios pagrindinės priežastys, dėl ko taip gali nutikti. Ir aš nekalbėsiu apie tai, kad sistemingas darbas, reikia dirbti ir taip toliau. Visą tai jūs žinot. Ir tai yra ne pagrindinės priežastys. Aš vis tik išskyriau tokias 4 mano suvokimu labai svarbias priežastis, kodėl gali nevykti kažkoks pokytis, augimas, tobulėjimas, tas gilesnis savęs pažinimas. Ir pirmoji priežastis, greičiausiai jūs visas žinot, bet prisiminti niekada nebūna per daug ir atkreipti į tai dėmesį. Pirmoji priežastis tai yra resursai.
jūs puikiai žinot resursų temą. Jeigu kažkas dar nepraėjot apie resursus, yra emocijų temoje, ten, kur emocijų pasaulis, ar emocijų dirbtuvės vadinasi, yra toks kursas, nelabai didelis, bet apie poreikius. Ir tenai yra daug apie resurso temą. Tai vat ten galit, jeigu jaučiat, kad trūkumas resurso, tai pasižiūrėkit į tą temą. O gyvenime, jeigu mes paprastai žiūrėsim, apie ką yra resursas. Na, tarkim, nėra vidinio resurso ir nėra išorinio resurso. Išorinis resursas tai kas gali būti? Laikas, finansai, kažkokios galimybės, tai, kas yra išoriai, to nėra. Ir vidinis resursas. Tai apie vidinį resursą, tai čia totaliai apie energiją kalbam. Ar man pakanka energijos daryti dalykus? Nes jeigu energijos yra trūkumas, tai joks pokytis negali vykti. Todėl, kad pokytis labai daug energijos reikalaujantis procesas. Ir atrodo, dedi, ten kažką mokaisi, kažką nagrinėjai, kažką dėlioji ir nesikeičia. Nes nėra energijos tam. Ir tada pirma užduotis - atstatyti energiją. Per poreikius galima atstatinėti, tenai rasite tam poreikių kurse yra klasifikacija resursų, kaip atstatinėti energiją, kaip atstatinėti resursą. Galbūt tai gali būti paprastas poilsis, galbūt kažkokie užsiėmimai, kurie mane pakrauna, bet be šito joks pokytis nevyks. Ir pokytis gali nutikti sustojimas kažkoks, pokyčio. Jeigu, tarkim, mes atsiduriam kažkokioj sudėtingoj stresiniai situacijai, kai reikia labai daug išspręsti, labai daug padaryti ir natūraliai resurso neužtenka. Tuomet stresinėse situacijose apskritai užsiimti pokyčių neverta. Na, tarkim, ką reiškia stresinėse situacijose? Na, pavyzdžiui, kartais būna, kreipiasi kokia moteris ir sako, ką tik išsiskyriau ir suprantu, kad priežastis yra manyje ir man reikia keistis. Dažniausiai aš nesiimu tokioj situacijoje, kai skyrybos įvyko ką tik. Nes psichikai neužteks resurso susitvarkyti ir su situacija, ir dar su pokyčiu. Tiesiog jeigu išsikalbėti, pabūti, nuimti išgyventi tą skausmą, viskas tvarkoj, bet pokytis tame negali vykti. Bet aš suprantu, kad mano kažkoks elgesio modelis prisidėjo prie mano skyrybų. Tai to elgesio modelio, kol aš neišgyvenau skausmo, kol psichika nesusitvarkė su tuo įvykiu, pokyčio geriau nesiimti, nes neužteks resursų. Ir tai yra labai dažna situacija, kai nėra resurso, o žmogus bando keistis. Aš pati labai prisimenu, pati pradėjau nuo to taško savo kažkokį pokyčių kelią, kai nebuvo visiškai, totaliai nebuvo resurso. Ir labai ilgą laiką niekas nevyko. Tol, kol aš sakiau, aš dabar nesikeisiu, man reikia atstatyti energiją savo. Ir tik tada prasidėjo kažkas. Kai atstačiau energiją. Tai yra labai labai svarbi priežastis. Ar kas nors matėt, galbūt turėjot patirtį, kad resurso trūkumas stabdė jūs? Ar kažkaip, kaip pas jūs santykis su resursais ir pokyčiais? Realiai tai taip. Šiaip, jeigu iš principo, kad aš iki, sakykime, paskaitų, kurias, ar girdisi? Taip.
aš iš vis nežinau, kad toks dalykas yra resursai. Aš tiesiog žinau, kad aš amžinai neturiu energijos. O kas tai yra? Kaip jinai užsipildo? Iš kur ją gauti? Aš tiesiog amžinai būdavau, kaip sakyti, nuvargusi. Amžinai pavargus, va. Amžinas nuovargis. Ir aš, kada per paskaitą, kad pavyzdžiui, netgi važiavimas automobiliu gali būti tau, kaip resursas, kaip save pakrauti. Aš nežinojau, kad iš vis reikia, sakykime, kažkokių tai priemonių. Aš žinau, kad reikia eiti, dirbti, varyti, pirmyn. Ir žodžiu, apie resursus nebuvo nei kalbos. Tai va buvo pirma pažintis, kad, yra toks dalykas kaip resursai. Tai va, o dabar su jais reikia tiesiog, vis užsimiršta, tai va, man Aštulotas klubas galbūt primins, kad palauk. Kad resursai yra. Kad resursai yra, kad, tu gali jais pasinaudoti šiaip, jeigu ką. Taip. Super, taip. Vat labai dažna problema yra, kad žinom, kaip varyti, kaip lėkti, ir tarytum tame turėtų visada užtekti energijos, bet kažkuriuo momentu supranti, kad energijos nėra ir važiuoti nebegali. Net automobilį, reikia papildyti automobilyje kuro. Tai vat tas kuro papildymas yra labai labai svarbus. Ir mano rekomendacija praktikoje tai daryti kaip rutiną. Tiesiog, net jeigu energija trykšta, atrodo per kraštus, tai nereikia nusodinti jos, o papildyti, nes eikvojam ir kartą per savaitę darom kažkokius dalykus, kurie pakrauna. Bent kartą per savaitę. Tada nebus duobių resursinių. Bet tiesiog kartą per savaitę susiplanuojam ir tai yra planuojamas dalykas. Vat tą ir tą dieną, tą ir tą valandą, tiek ir tiek laiko aš skiriu dalykams, kurie mane pakrauna. Kas jūs pakrauna, tai yra individualu. Jūs jau žinot, kad aš jums nepasakysiu, ką jums reikia daryti, kad pasikrautumėt, todėl kad jūs esat skirtingos. Ir surasti tai, kas mane pakrauna, kur aš atsigaunu, kur aš pailsiu, kur prisisiurbiu energijos, tai yra kiekvieno žmogaus užsiėmimas. Jeigu, per poreikius galim žiūrėti, o galim žiūrėti, tarkim, jeigu dar nelabai aišku, iš kur gaunat energijos. Paimkit savaitę ir stebėkit kiekvieną dieną, kokios veiklos, kokie užsiėmimai jums duoda energijos, o kurie atima. Ir jums darysis aiškiau. Tiesiog dienos eigoj tą klausimą savo. Arba vakare, buvo diena praėjo ir bandau užfiksuoti, kas man davė energijos dienos eigoje, o kas iš manęs atėmė energiją. Ir palengva, jeigu bent savaitę stebėsit, jau jums bus aiškiau, iš kur jūs galite gauti energijos. Nes ten, kur gaunat energiją, tai yra apie resursus. O kaip jaučiam, ar gaunam energijos? Tai tiesiog kūnas jaučia, energijos pakilėjimas. Tarkim, paskaičiau knygą ir jaučiu, kad energija nusėdo. Gal tai ne mano būdas. Labai svarbu šitoj vietoj neužsiciklinti ant tų visuotinai priimtų dalykų. Medituok ir turėsi energijos. Ne faktas. Ne faktas. Žiūrint, tarkim, taip, meditacija, žiūrint kokia, žiūrint kokiu laiku jinai daroma. Iš ryto darai, energija krenta, vakare darai, energija kyla, bet tada negaliu užmigti. Ir tada kažkurio metu galiu suprasti, kad per pietus nėra galimybės, vadinasi, ne tas etapas.
Tiesiog savęs pažinimas ir yra apie tai, kad suprasti, kas, iš kur, kaip aš veikiu. Aš, asmeniškai aš. Arba bendravimas su žmonėmis. Labai dažnai būna toks, irgi patarimas, tai pabendraukit su žmonėm, kurie turi daug energijos ir jūs pasikrausit. Ne faktas. Pabendravai ir iš viso be jėgų išėjai iš to bendravimo. O kartais išėjai, kai kažkas išeina pasikrovęs. Tai labai labai svarbu. Galbūt maistas, galbūt žiūrėjimas į gamtą, galbūt muziejus kažkoks meno, galbūt koncertas, galbūt dar kažkas. Kažkokia veikla, kuri jūs pakrauna. Ir tai yra labai labai svarbu pamatyti, susiplanuoti bent kartą per savaitę ir judėti tam, kad nenutiktų duobių resursinių, kai nebėra visiškai jėgų ir jau tada kalbam apie išsekimą, apie perdegimus, apie visiškai jėgų neturėjimą ir taip toliau. Tai tokia labai labai svarbi priežastis. Ir tie visi, pasakymai susijimk, motyvaciniai tie šūksniai, susijimk skudurę, varyk pirmyn, ne visada jie veikia. Jeigu resurso nėra, tu negali susijimti. Ne todėl, kad tu kažko nesugebi, ne todėl, kad tu ten kvailas ar žioplas žmogus, ne todėl, kad tu nenori, o todėl, kad negali, nėra iš ko. Tai į šituos visus mes bandom nekreipti dėmesio. Susijimk, nesusijimk, ne. Aš darau taip, kaip man. Kaip aš jaučiu, kad man reikia daryti. Keliaujam tada toliau. Antras labai didelis stabdis, spėkit koks, yra labai 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 didelis noras, kad įvyktų kažkas labai 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 greitai. Juo labiau, kad mes gyvenam vis tik laikmetyje, kai iš tikrųjų viskas greitai. Greitai informacija pasiekiama, greitai viskas turi vykti. Greitai, žodžiu, mes labai greitam pasaulyje gyvenam. Bet mūsų psichikai tai nusispjaut, kad mes gyvenam greitam pasauliu. Jinai nuo to nepagreitėjo jos procesas. Ir jeigu iš tikrųjų kalbam apie tokias rimtas giluminės transformacijas, tai yra procesai, kurie reikalauja laiko. Todėl tą norą, kad įvyktų greitai, apskritai mano rekomendacija yra tokia labai paprasta. Neplanuoti laiko, kada turi įvykti kažkoks pokytis. Tiesiog eiti savo tempu, pagal savo galimybes ir mažiau tikėti tais lygiai taip pat marketinginiais, motyvaciniais šūksniais per 3 savaitės pakeisi savo gyvenimą. Nepakeisi. Nepakeisi. Tai yra suimituoti visą tai galima. Bet jeigu rimtai, jeigu giliai, nepakeisi per 3 savaitės, per mėnesį, per pusę metų. Mūsų psichika yra tokia užsispyrus. Nesvarbu, kokia yra greita išorė, jinai sako, šitą mes pakeisim, gerai, per kokių 10 mėnesių. Ne, per 12. Ir jos neįtikinsi, kad tu nori greičiau. Nes yra mechanizmai. Ir tiesiog taip ramiai dėliojasi. Ir kuo ramiau į tai žiūri, tuo visai gali būti, kad procesai greičiau eis. Noras, kad vyktų viskas greičiau, jisai atvirkščiai lėtina. Todėl, kad į norą, kad viskas būtų greičiau, mes skiriam daug energijos.
Ir vietoj to, kad ta energija būtų naudojama vidiniams procesams, mes ją ištrenkiam į išorę. Tiesiog atsikratom energiją. Todėl tiesiog bent kažkuriuo metu aš apskritai nustojau planuoti, kada manyje ten įvyks pokytis. Tu tik, užfiksavai, kažkaip kitaip reaguoji, ane? Kažkaip kitaip pradėjai reaguoti, kitaip žiūri, kitaip žmonės priimi, kitaip save matai, kitaip, bet prasidėjo tada, kai nustojau norėti, kad įvyktų tai apskritai. Tai apskritai darau, einu, žinau, ko aš norėčiau, bet kada tai įvyks, aš nežinau. Bet yra tokia rekomendacija, kad jeigu išsikeli kažkokį tikslą, tai būtina nusistatyti terminą. Tokia rekomendacija yra. Man jinai totaliai neveikia, asmeniškai man. Ir aš pažįstu daug žmonių, kuriems totaliai neveikia, o daro tik blogiau. Todėl vėl pasitikrinkit, koks variantas jums geriau veikia. Kai aš nenusistatau termino, pas mane vyksta. Kai aš tik nusistatau konkretų terminą, aš nupilu. Nes įtampos atsiranda per daug. Energija į tą įtampą nueina ir vietoj to, kad eitum pirmyn, tu kažkaip vietoj sukies. Tai vat vėlgi mokytis, ramiau į tai žiūrėti, be didelių lūkesčių. Aš darau, tiesiog darau žingsnius, žinau, ką aš darau kiekvieną dieną, o kada nutiks tas, kai aš jau matysiu pokytį realų, aš nežinau. Vat kada bus, tada ir bus. Ir kažkaip tai taip visai geriau vyksta. Ką apie tai manot, apie norą greitai? Ar gal kas pastebėjot, kaip veikia jums noras greitai, konkretūs terminai, tas savęs spaudimas, bandymas atitikti visus efektyvumus, produktyvumus ir visus, nes, taigi siūlo, sako, per 3 savaitės, nes čia kokia bėda nutinka dažnai. Norisi greitai, darai, spaudi ir nesigauna greitai. Neįvyksta greitai. Ir tada kas nutinka? O Dieve, su manim kažkas yra blogai. Ir vietoj to, kad judėtum toliau, numeti save į pradžią. Apskritai. Ar pažįstamos istorijos? Labai pažįstamos. Jūs dabar pasakėt ir man akis atsivėrė. Galvoju, kodėl aš daug dalykų neįgyvendinu. Pasirašau aš tą terminą ir iš tikrųjų tas spaudimas atsiranda. Kažkaip pradedu tada ignoruoti netgi tą dalyką. Tai jo, tikrai nepastebėjau, kad taip gali būti, bet jo. Vat pamėginkit be terminų. Bent man asmeniškai tai mano patirtis tokia, kad kai aš nenusistatau termino, aš padarau daug daugiau. Vat aš efektyvesnė be termino esu. Ir nebesuku galvos, kodėl taip yra, todėl, kad aš tokia. Vat, tai mano ypatumas ir aš savo gyvenimą, ne save perdarinėti pagal gyvenimą, o gyvenimą dėliotis pagal savo ypatumus. Jeigu man stresas yra per didelis terminas, tai aš dėlioju pagal save, tam, kad mažiau streso būtų ir kad aš efektyvesnė būčiau. Tikrai padarau daug daugiau. Pas mane panašiai iš tikrųjų. Aš irgi negaliu savo termino nustatyti, man dar išvis įsijungia toks laukimo režimas. Tarsi aš kaip ir pasakiau savo, ką aš turiu padaryti ir tarsi nelabai gal ir darau, nes gaunasi įtampa, nes jau terminas spaudžia,
Bet vis tiek tas laukimo režimas yra, kad vat štai kažkas čia turi įvykti. Neįvyksta, nepasidaro, nu savaime, tai aišku, kad nieks nepasidaro. Faktas. Bet man toks, kad aš patyriau tą būseną laukimo režimu. Ir teko gerokai padirbėti, kad nu, tą laukimo režimą pakeisti tiesiog, vat, nu, kad į tą būseną, kad nu, tiesiog dabar esu, darau, nepadarau, bet tas buvo labai ryškus pas mane. Aš tiesiog laukdavau. Seminarą padariau, va dabar tai jau pasikeis kažkas. Niekas nesikeičia. Va dabar perskaičiau knygą, jau čia dabar milijonieriaus šitai vat mąstymas. Nu, nepasikeitė tas mąstymas. Ir aš vis tokiam vat... Milijoną neuždirbai? Nu, kažkaip neiškrito, ten ne vienas, kaip sakant, iš tos knygos neiššoko, bet ta prasme, ką aš patyriau, tai man buvo labai didelis iššūkis, va tas laukimo, budėjimo, kitaip sakant, kažkoks režimas, nežinau. Aš tą labai savy atradau ir jis buvo praktiškai visą gyvenimą. Aš kažko vis laukdavau. Kad kažkas įvyks, kad kažkas pasikeis, kad kažkas atsitiks, kad štai būsiu laiminga, kad štai gyvenimas, o paskui atsitiko taip, kad pamačiau, kad su tavo pagalba aš gyvenu, kad aš laiminga, realiai, kad man nieko nereikia laukti, kad jau yra tai, bet man reikia jau pamatyti. Sakau, gyvenau praktiškai ištisai laukimo režime. Tai va. Super. Tai vat, vėlgi save prasitestuokit ir pasižiūrėkit, kaip jums yra geriau. Yra žmonių, kurie negali be termino judėti, ane? Yra. Yra situacijų, kur terminas yra tiesiog nustatytas. Na, tarkim, jeigu tu turi atlikti darbą, pavyzdžiui, priduoti ataskaitą ir yra terminas, nu tai taip. Tai čia yra viena istorija, bet apie vidinius pokyčius, tai arba kažkokius dalykus tokius, kuriuos mes patys galim reguliuotis, tai su terminais pažaiskit ir pamatysit, kaip jums veikia. Bet vėlgi mūsų šitam sociume tai nėra lengva pradėti daryti, nesgi sociumas sako, kad tu turi turėti terminus, privalai, vėl efektyvumas ir taip toliau, vat visas tas, tiesiog yra tokia tendencija. Bet klausimas savęs, įsiklausimas į save yra 90% atvejų yra daug efektyvesnis dalykas, pagal save dėliotis, o ne taip, kaip sako kažkas. Gerai. Tada trečioji priežastis. Irgi labai tokia dažna. Jeigu antroji priežastis buvo didelis noras, tai trečioji priežastis didelis nenoras, kad būtų tai, kas yra. Man kažkas nepatinka ir aš labai nenoriu, kad tai būtų. Aš taip nenoriu, kad tai būtų. Ir tada pradedu atsikratinėti tuo, bandyti tuo atsikratyti. Na, pavyzdžiui, aš nenoriu jausti liūdesio. Ir staiga aš jį jaučiu. Ir kai aš jį jaučiu, mane išneša. Vėl prasideda, o Dieve, kaip ašgi nenoriu šito jausti. Tarkim, dirbau su emocijom ir jaučiu liūdesį ir staiga man kyla, tai kam aš visą laiką dirbau su tom emocijom? Ašgi norėjau nejausti emocijų, bet aš nenoriu, kad būtų tas liūdesys. Aš nenoriu, kad būtų kažkokios problemos, aš nenoriu, kad būtų dar kažkas. Pažįstamos istorijos. Ir tai suvalgo labai daug energijos. Labai verta mokytis
tiesiog į tai, į viską, kas vyksta, išmokti žiūrėti kaip į faktą, ane? Tiesiog kaip į egzistuojančią realybę. Aš jaučiu tai, ką jaučiu, dabar tai išorėje vyksta tai, kas vyksta, tai yra. Taip, situacija man nepatinka, bet jinai yra. Dėl to, kad aš nenoriu, kad jinai būtų, jinai neišsisklaido ir nedingsta. Bet tai atrodo toks, gan subtilus momentas, ane? Kai iš vienos pusės atrodo, tai natūralu, aš nenoriu, kad būtų blogai. Bet iš kitos pusės tai labai labai stabdo. Bet tam, kad prasidėtų pokytis, mums vis tiek teks priimti tai, kas yra. Vat dabar yra taip. Nes labai dažna situacija, tarkim, pagerėja būsena, ne? Būsena, dariau dalykus ir būsena jau pagerėjo. Būsena pagerėjo, aš toliau kažką darau, kažko nedarau, bet jau tokia džiaugiuosi, jau kaip man faina ir išoriai nutinka kažkoks įvykis ir mane išneša, išmuša iš vėžių. Ir vietoj to, kad aš tvarkyčiausi, su savo išgyvenimais, su ta situacija, kuri įvyko, tai prieš tai aš padarau dar ką. O Dieve, ir vėl aš jaučiuosi blogai. Ir vėl mane išnešė, išmušė iš pusiausvyros. Ir vėl aš jaučiu stresą. Kaip aš taip dabar galiu? Tarytum, aš nenoriu išgyventi to, ką išgyvenu. Aš nenoriu jausti tą, ką jaučiu. Aš nenoriu, kad būtų tai, kas yra. Ir gaunasi, čia kažkuriam susitikime mes kalbėjome, eini, užkliūni ir suklumpi. Tai yra natūralu. Gyvenime tai yra natūralu. Neįmanoma 100% visada pakylėtoj būsenoj būti. Neįmanoma, kad viskas kaip sviestų patepta. Tiesiog gyvenimas yra visoks. Ir kartais nutinka nefaini dalykai. Tiesiog. Ir nebūtinai dėl mūsų atsakomybės. Tiesiog kažkas nutiko. Ir ėjai, suklupai. Tai vietoj to, kad, gerai, suklupai, atsistojai, nusipurtei ten tas šiukšles, dulkes nuo kelių, pasitvarkei, nes visagi susivėliai grūdama, nusivalėjai, susitvarkei ir mažai žingsniukais, galbūt biški pašlubuoji kol kas, bet vis tiek judi kažkaip ramiai, be kažkokių šitų. Tai mes darom ką? Suklupau. Ir vietoj to, kad atsistočiau, ten pasitvarkyčiau ir kažkaip tai judėčiau toliau, su tuo, kas yra, aš krentu veidu į žemę ir pradedu kasti duobę. Kokia aš nevykus, kaip čia nesusitvarkau, kaip man čia blogai ir vėl nieko aš nepadariau. Viską nubraukiau ir pradedu kastis gilyn. Tai tas nenoras, tai yra maždaug apie tokią istoriją. Asmeniškai aš praktikuoju tokią paprastą vieną mintį, nes mano gyvenime vyksta dalykai, kurie man nepatinka, kur aš galbūt nenorėčiau, kad jų būtų, bet kai tai vyksta, aš tiesiog sakau, šiandien yra taip, dabar yra taip, dabar aš tai jaučiu. Atsistoju, nusipurtau ir palengva žingsniuoju pirmin. Pirmin iš to taško, kuriame yra taip. Ir viskas, taškas. Ir jeigu tai yra kažkokia sudėtingesnė situacija, tiesiog sakau, šiandien yra taip. O ką aš galiu padaryti? Šitoj situacijoj, ką aš galiu padaryti? Nes tas klausimas, tas pasakymas, priėmimo momentas, kad šiandien yra taip, jisai
atpalaiduoja truputėlį įtampą ir leidžia toliau vat, sekantį klausimą užduoti. O ką aš galiu padaryti? Ir jeigu aš galiu kažką padaryti, aš darau. Bet jeigu aš negaliu nieko padaryti, tai tiesiog priimu savo bejėgiškumą. Vat čia aš nieko negaliu padaryti. Apie bejėgiškumą aš nekalbėsiu, yra tekstas klube, yra praktika klube apie bejėgiškumą. Ir taip, šitoj situacijoj aš nieko negaliu padaryti. O jeigu galiu, tai tiesiog darau. Ir tai labai svarbus momentas, ne? Ne tai, kad nenoriu, kad tai būtų, o tiesiog taip yra. Taip yra. Aš daug, kas lankėte, kas projektuose kituose dalyvavo, tai vat būtent tas Arnoldo Beiserio paradoksaliųjų pokyčių teorija, kurios esmė ir yra, kad pokyčiai prasideda tik tada, kai priimi realybę. Tai vat, tik tada prasideda. Ir ketvirta priežastis tai yra tokia nuostata, vidinė gili nuostata, kad jeigu mano gyvenime vyksta kažkas ne taip, kaip aš noriu, tai reiškia, kad su manim yra kažkas blogai. Tai vat šitas momentas irgi labai svarbus. O gyvenime ne visada vyksta blogi dalykai. Ne visada blogi dalykai nutinka blogiems žmonėms. Geriems žmonėms lygiai taip pat nutinka blogi dalykai. Na, nėra dėsnio, nėra taisyklės, bet mus nuo vaikystės tarytum užprogramuoja vat ta mintimi, kad jeigu būsi geras vaikas, tai viskas tavo gyvenime bus gerai. Jeigu klausysi tėvelių, tai tau seksis. Ane? Jeigu būsi patogus, tai vat aš ten tau duosiu kažką ir tau bus gerai. Ir įsitvirtina tokia gili nuostata, kad jeigu mano gyvenime vyksta kažkas ne taip, tai yra apie mane. Su manim yra kažkas blogai. Šitoj vietoje labai svarbu tokia, na, tiesiog tai yra taisyklė beveik. Mano aš, mano asmenybės, ar kaip mes tai pavadinsim, mano tikrojo aš, mano esmės, mano asmenybės, čia kaip kam patogiau sakyti, griežtai draudžiama ją barti. Griežtai draudžiama. Nu, taisyklė. Ir taip, aš matau, tarkim, kad situacija nutiko todėl, kad mano kad aš turiu kažkokį elgesio modelį. Na, tarkim, turėjau darbą ir nespėjau jo padaryti. Galiu save pradėti, sakyti, kokia tu nevykėlė, kokia tu neatsakinga, viskas, šakės. Vat šito griežtai draudžiama tai daryti. Ką reikėtų daryti, tai yra, aš matau, kokie mano veiksmai padarė įtaką tokiam rezultatui. Ir aš koreguoju veiksmus. Atskiriam aš nuo veiksmų, nuo elgesio modelių. Tai yra labai, labai svarbu. Nes kol šitie du dalykai susiplakia, bet koks pokytis, jisai gali pradėti stabdyti vien dėl to, kad viduj gyvena ta nuostata, kad jeigu kažkas nevyksta, tai su manim blogai. O nevykti gali todėl, kad trūksta resurso. Arba todėl, kad aš nieko nedariau, kad vyktų kitaip. Arba aš kažko nemoku. Arba aš kažko nežinau. Ir kai
taip žiūriu, tai tada labai aišku, ką man reikėtų padaryti. Jeigu aš nedarau nieko, tai man reikėtų bent kažką pradėti daryti. Jeigu man trūksta resurso, man reikia atsistatyti resursą. Jeigu aš kažko nemoku, man reikia išmokti. Ir tai yra, tai parodo galimybę, kur man reikėtų atkreipti dėmesį ir ką man reikėtų daryti. Kai tik tai mes pasakom, kad aš ten nevėkšla kažkokia, lūzerė, nieko nesugebu, valios tu neturi, skudurė ir taip toliau ir dar ne tokiais žodžiais apie save pavarom, tiesa. Viskas. Vat šitas modelis uždaro bet kokį judėjimą. Energija nusipila, jėgų nebelieka, noro nebelieka, motyvacija krenta ir iš vis tada sakau, tai jeigu aš tokia, tai nieko čia ir nebus. Ir tada galim nuspręsti galutinai, žmonės nesikeičia. Tai ir aš nepasikeisiu. O gal žmonės, esmė gal ir nesikeičia, tas branduolys asmenybės, jisai gal ir nesikeičia. Bet kadangi mūsų asmenybė yra talpi, tenai yra vietos daugeliu visokių struktūrų, kurias mes galim sukurti, kurių išmokti galim, suformuoti išmokti naujus elgesio modelius. Pamirštam atsikratinėti, dabar tas momentas, kad šiame momente su manim viskas yra gerai. Vidinė nuostata. Ir blogi dalykai mano gyvenime vyksta ne todėl, kad aš bloga. Nuostata, dirbti su nuostatom, kas nežinot, yra ir savivertės dalyje, įsitikinimų, mąstymo modelių šitas blokas, ten yra metodai, kaip dirbti. Ir emocijų, kas emocijų dirbtuvėse yra, tai ten ir prie kaltės, man atrodo, yra ir prie pykčio. Žodžiu, visą medžiagą, visus būdus ir metodus jūs rasite. Bet kasdienybei, tai tiesiog kaip mantra, kaip poterių savo pradėti kalbėti. Su manim viskas yra gerai. Taip, aš kažko nemoku, aš kažko nežinau, aš kažko galbūt negaliu, bet su manim viskas yra gerai. Ir kai tik tai nutinka kažkas, kas man nepatinka, ir aš pagaunu šitą mintį, kad ir vėl tu čia nevykėlė, stop, su manim viskas yra gerai. O tai nutiko todėl, kad aš, pavyzdžiui, atidėliojau. Mokytis nebeklijuoti savo etikečių ir nebebarti savojo aš, bet nenukreipti į asmenybę. Asmenybė yra neliečiama, griežtai draudžiama apie ją kalbėti blogus dalykus. Tai va. Ir tada viskas važiuos. Tai va, tai tokias 4 priežastis, man atrodo, labai svarbias. Norėjau jums priminti, jūs visą tai žinot, bet kažkaip norėjau užfiksuoti, priminti ir dar kartą apie tai pakalbėti. Galbūt jūs matot dar kitų labai svarbių priežasčių. Tai pakalbėkime apie tai. Ir kaip jums tos 4 priežastis? Ar sutinkat, ar nesutinkat, o gal kažkaip sakot, norėtųsi pasiginčyti, tai diskusijos visada, ne ginčai, o diskusijos sveikintinos, nes ginčytis tai kaip ir nėra dėl ko. Aš apie 4 priežastį norėjau paklausti. Man kilo klausimas, o nėra pavojaus arba kaip išlaikyti tą tokį sveiko proto balansą, kad nenueiti į kitą kraštutinumą.
nebarti save, o priešingai perdėtai tada savim žavėtis, net nežinau, kaip tai tiksliai tai apibūdinti, kad į tokį kokoną kažkokį neįsisukti, kur nežinau, kaip išsireikšti žodžiais, bet gal supratote, apie ką aš. Jo, čia mes gi ištreniruoti, kad jeigu save girsi, tai šakės tau bus, ne? Negalima, išpuiksi, ten su tavim blogai bus, nu žodžiu, negalima to daryti. Vat, nu, tai yra auklėjimo netoks pėdsakas paliktas, viskas tvarkoj. Taip gali nutikti, jeigu mes to nevaldysim. Ne? Bet jeigu aš valdau tą procesą, tai niekaip nenutiks, nes aš sąmoningas žmogus, aš suvokiu, kas vyksta, aš tiesiog bazinis bandau sukurti tą bazinę nuostatą, kad iš principo su manim viskas yra gerai, bet yra dalykai, kurių aš nemoku, nežinau, ir taip toliau. Ir jeigu aš tai stebiu ir kontroliuoju, tai kaip aš galiu, jeigu automatiškai, tai musgi taip ir nešioja. Tik ne visada pastebim, tai aš karalienė, tai skuduras po kojom, ane? Bet jeigu aš tai sąmoningai darau, tai nėra grėsmės, kad nuneši kraštutinumą. Į kraštutinumus nešioja automatiškai. Tai čia labai svarbus sąmoningumo momentas, kad aš suvokčiau, kas su manim vyksta. Ar atsakiau? Bet va ta idėja, kad jeigu pradėsi save girti arba bent jau nepeiksi savęs, tai nebus iš tavęs žmogaus. Ta idėja tokia stipri, kad oho, jo, yra ta. O dabar padarysiu, kad visi langeliai būtų matomi. Aina, gerai. Kaip kitoms? Gal klauskit, sakykit, ar kažką. Jeigu niekas nesako, aš bandysiu. Kalbėkit su manim, Aš bandysiu kalbėti. Gerai. Aš čia apie energiją. Tiesiog va, taip pastebėjau asmeniškai savo tokį dalyką, kad, tarkim, man energiją suteikia veiksmas. Bet pastebėjau tai labai neseniai. Sakykime, vakarykštė situacija. Aš dirbau visą darbo dieną, turėjau paskui po darbo dar veiklos ir grįžau pakankamai vėlai ir galvoju, viskas, jau dabar tik tai daeiti iki lovos kažkaip tai iki namų ir viskas. Bet žinau, kad namie irgi dar yra reikalų kažką tai padaryti. Vakarienę reikėtų padaryti, dar kažką. Bet aš jau viskas, aš jau neturiu energijos. Taip savo, man protas matyt, sako taip jau, žodžiu, toks back vokalas, kaip sakyti. Tu neturi energijos, man sako, tu neturi energijos. Ir parėjau, galvoju, nevelnio, turiu aš tos energijos. Reikia kažką daryti. Ir taip pati save įdomiai stebėjau tiesiog, nes kitu atveju būčiau nulėkusi jau ir atsigulusi ir gulėjusi negyva, bet tiesiog leidau savo ramiai, be streso, daryti tai, ką aš ir planavau mintyse daryti, sakykime, ir kažkaip taip stebėti save iš šono, pabandžiau. Ir nebeliko to nuovargio, nežinau, kaip tai atsitiko, bet aš ta prasme atlikau tą, ką aš ir, tarkim, galvojau, kad negalėsiu atlikti ramiai, gal ta įtampa nusėmė, kad aš ne per jėgą save stūmiau, bet tiesiog
tiesiog, va taip ramiai, tai jau, gerai, nu pabandykim, nu darau tą, ką darau. Ir žodžiu, taip užsikūrė kažkaip tas reikalas ir visas vakaras gavosi taip, kad aš atlikau ir dar vieną darbą, ir dar vieną neplanuotą, visai negalvotą. Tai nežinau, sakau, visai nesenas pastebėjimas, kad veiksmas, bent jau man asmeniškai, galbūt aš labiau būnu pavargusi mintyse, negu kad iš tikrųjų tas fizinis kūnas, nežinau. Pasakau, vakar įdomiai. Jo. Vat labai svarbu, na kaip, vėlgi neužsižaisti šito žaidimo, nes ne faktas, kad kiekvieną kartą tai bus. Kartais reikia atsigulti ir gulėti. Vat tai ir yra mokėjimas įsiklausyti į save. Kaip dabar yra. Ne automatu varyti, o pajausti. Ar čia toks bandymas nusiplauti, ne? Nuo kažkokių reikalų. Ar iš tikrųjų aš neturiu jėgų. Ir kartais aš neturiu jėgų. Ir tada atsigulu ir guliu. Arba ten, nežinau, sėdžiu, arba dar kažką. O kartais vat pajudi ir supranti, kad viskas, ne, važiuoja viskas toliau. O tai buvo kažkoks emocinis nuovargis. Vat galbūt buvo situacija, kurioje išsitaškiau šiek tiek. Bet ne tiek, kad negalėčiau judėti. Jo. Veiksmas apskritai, vat, kai įkrentam į tą būseną tokią, tokią depresinę būseną, ne tokią pelkę, kuri. Tai labai dažnai per veiksmą iš ten galim save ištraukti ir išeiti iš tenai. Per veiksmą. Bet irgi žiūrėti, jo. Ačiū, Jolanta, kad pasidalinai toks. Na, gal aš irgi pasakysiu, išreikšdama pagarbą Ilonai, kad nepagalvotumėt, kad čia nenoriu kalbėti, tiesiog nežinau, aš kaip ir viskas aišku ir visi tie dalykai žinomi yra, tiesiog taip sistemingai pateikėt, kad prieš akis žiūriu, nu tikrai ir visus tos punktus aš ganėtinai neseniai kaip ir supratau ir pradėjau jau taikyti, vat šlubuoju dar ties 4 punktų ten, kur nu, iš tikrųjų tas įsitikinimas, kad jeigu kažkas viskas tavo gyvenime blogai, reiškia, nu, su tavim kažkas negerai, tai va, tas man dar kiša koją, tai ties to reikia man dirbti. Tai taip pateikit labai aiškiai man, tai aš manau, kad supratau jau tą momentą ir tiesiog reikia stebėti save kasdienoje, ne? Taip. Kaip tai pasireiškia. Tvarkyti. Tiesiog išmokti nestabdyti tą automatą. Ne, kai vat įsijungia, kažkas nutiko, tai iš karto mintys ten pradeda su pala, stop. Ir dėmesį nukreipiu kitur. Ką aš dabar, ką aš galėčiau kitaip padaryti, kad būtų kitaip. Ne? O aš čia ne prie ko, čia nemoku kažko, tai išmoksiu, nieko tokio. Taip, tai ačiū Jums labai, labai buvo įdomu. Ačiū labai, Andželika. Ačiū labai, kad pakalbėjote. Vat aš nepapasakosiu Jums, kaip išrasti dviratį, ne? Nes Jūs viską žinot. Mes kalbėsime apie dalykus, kuriuos Jūs žinot. Bet jie kartais išplaukia. Ne? Tai bandysim koncentruoti. Užtat labai daug ir nekalbėsiu ten. Nebus webinarų 150 būdų, kaip padaryti kažką. Nes susimalysim ir susivelysim vėl. Beje, jūs galite siūlyti savo temas, na tarkim, jeigu jaučiat, kad yra kažkokia aktuali tema, tai visiškai galite siūlyti ir gali būti, kad nagrinėsim kažką, nes aš siūlysiu savo temas, o jūs galite siūlyti savo temas. Aišku, bus temų, kur aš sakysiu, nieko aš nežinau apie tai ir nieko negaliu papasakoti. Tai tokių irgi labai daug gali būti temų.
Tai va. Labas vakaras, gal aš Labas pasakysiu Gerai. apie energiją, tokių pamastymą. Tai jau man irgi, kaip ir Jolanta sakė, kad energija ateina be daro. Jeigu pradedi kažką daryti ir ypatingai, jeigu viskas sekasi pagal planą, eina ta energija, tu nejauti nuovargio ir tiesiog viskas tau sekasi ir tu net nepavargsti, padarai daugiau negu susiplanuoji. Bet būna ir taip, kad tu pradedi daryti ir neduok dieve, kas nors nepasiseka ir atrodo, kai viskas pradeda suktis jau į kitą pusę, dingsta energija, o tada jau įsijungia ir savęs kaltinimas. Ir dar, jeigu tu esi nepervargęs, tu savęs nekaltini, bet ypatingai aš tas pastebėjau šitą, kad jeigu esi tik pervargus, jei trūksta ten poilsio, nu jau tada procesai vyksta nesustabdomi. Ir, nežinau, kažkaip tvarkausi su savim jūsų pagalba, kiek neaktyviai aš dalyvauju kursuose, bet medžiagą stengiuosi išklausyti visą. Kažkaip stengiausi su savim susitvarkytis ir matau pokytį, bet dar ne tokį, kokį aš jį norėčiau matyti. Turiu dar įdėti daug pastangų, kad būčiau Tai- savim patenkinta. Jo, čia antras punktas, ane, kad nereikia norėti greitai, bet viskas vyksta, ane? Palengva, po truputėlį, judam pirmyn, svarbiausia palengva Taip. judėti. Ačiū Jums. Ačiū labai Jums. Tai va. Šitie webinarai neturės, vat kas esat jau įpratusios, gal kad yra santrauka, yra namų darbai, tai šitie webinarai šito neturės. Klubas ne apie tai. Namų darbų čia nebus. Tiksliau, aš viską pasakiau, ne ką, kur praktiškai į ką galima. Ir tai mažos kažkokios praktikėlės. Nu, čia pasakau, kad nelauktumėt, kad atsiųsiu milijoną vėl medžiagos. Medžiagos jūs turit milijoną. Tai va, gerai. Tai iš esmės aš papasakau viską šiandien, ką norėjau papasakoti. Ką išsinešat iš šio vakaro? Kas jums buvo svarbu, kas jums buvo naudinga, kas jums buvo vertinga? Praktiškai pasakėt visas tas 4 priežastis, man viskas yra labai nauja. Tai išsinešu visas tas 4 priežastis pamastymui ir yra ką veikti. Bet džiaugiuosi, kad jau šiandien buvo tokia situacija, kad man atrodo, ta viena iš priežasčių atitinka ir aš jau turiu namų darbą praktiškai. Tai labai ačiū Jums ir dar kartą dėkoju už tekstus, tikrai labai patiko paskaityti, paklausyti ir atpažinau iš, kaip sakiau, pačioj pradžioj, man atrodo, jūsų knygoj parašyta, kad noras įtikti kitiems, ar ne, tai aš čia sulyginau pildyti kitų lūkesčius. Tai aš visada pildydavau kitų lūkesčius ir jeigu nepavykdavo išpildyti, kitas žmogus nepatenkintas ir aš nepatenkinta, kad man nepavyko kažkas. Bet aš šiandien suvokiau, kad man nebūtina pildyti visų lūkesčius. Aš neturiu būti visiems maloni ir visiems patikti. Ir čia yra viskas okei. Čia viskas yra okei. Tai bet čia, man atrodo, labai susijęs su ta trečia priežastim. Man kažkas nepatinka ir aš bandau tuo atsikratyti. Tai realiai viskas okei, aš patinku pati savo, kažkur gal reikėtų padirbėti, bet nebūtina įtikti kažkam 100%. Tai gerai, kad kitas turi pastabų. Na tai juo labiau, kad įtikti visiems yra absoliučiai tokia utopija. Nu, tai yra neįmanoma, tai yra toks beviltiškas reikalas. Nu,
Kaip kovimasi su vėjo malūnais praktiškai. Nu, vat, taip yra manoma, kad geriausias, nu, tiesiog jau tobulas santykis tai yra, kai vat, yra 100%, ne, žmonių tavo aplinkoj, tarkim, tavo aplinkoj ar kažkur viešoje erdvėje yra kažkoks skaičius, ne, 100%. Ir jeigu 70% yra už tave, tai yra, nu, totalus pasiekimas. Totalus. O šiaip tradiciškai, tai jeigu 30% tu patinki, tai viskas yra gerai. Viskas su tavim yra gerai. Jeigu tu patinki 30% savo aplinkos. Įsivaizduoji, tik 30% ir su tavim viskas yra gerai. O kitiem tu Tai niekada nuostabus naujienos neįtiksi. šiandien. Jo, vat, tiems kitiems, tai nu nei tu įtiksi kada nors, nei tu patiksi, nei tu ten dar kažką. Nu, ten keli pasikeis, ne, iš patinkančių pereis į tuos, kuriems nebepatinki, nes nusivils, susižavės tavim, o paskui nusivils ir nuvertins viską. O tie, kurie ir tada vėl pabus tuos nusivylimą ir nuvertinime, tada vėl susižavės ir vėl nuvertins. Nu, žodžiu, bus tokių, kurie pereidinės. Bet tai yra visiškai natūralūs procesai. Daliai žmonių tu nepatiksi, o daliai išvis, vat, nu, nekelsi išvis jokių emocijų. Jiems išvis tu esi vienodai. Aš seniau visą tai buvau susiejusi, kad aš labai itin jautrus žmogus, tai dėl to taip reaguoju, bet realiai, tai aš nežinau, ar čia labai taip dabar susiję, pergalvoti reikia. Tiesiog toks įsitikinimas buvo instaliuotas, visa mano šeima taip elgėsi, tai ir natūraliai aš taip išmokau. Taip. O juo labiau, kad ir vaikystėje, ne, juk formuojasi tie visi, nu kaip, ką reiškia mūsų auklėjo. Mus darė patogiai žmonėmis. Kad nekeltumėm problemų, kad nereiktų ten apie mus labai sukti galvos, kad darytume, kad tėvams dėl mūsų nebūtų nepatogu. Nu, tai ir tai įsirašo, ir paskui tu visą laiką stengiasi, ne, toks būt, nu, ar aš čia patogiai sėdžiu, ar jums patogu, kad aš čia taip elgiuos? Ir kažkam nepatogu. Ar jums patogu, kad aš taip kalbu? Nu, ne, sako, tu mane erzini. Nu, soriukas. Tai va, išsinešu labai daug, ačiū Jums. Buvo verta atsikelti. Dieve, jūs kitam pasaulio krašte, tai ačiū labai, kad jungiatės. Malonumas man tikrai. Ačiū Jums. Va, o tie tekstai, tai ten sena knyga, aš specialiai ją tekstus dedu neredaguotus, nes leidykla labai išredagavo ir dalies iš vis nelikė yra knygoje. Tai aš specialiai dedu viską tai, kaip aš rašiau, ne kaip leidykla redagavo, kaip aš rašiau. Tai, kas norėsit, paskaitysit. Bet jūs taip gražiai rašot. Jūs taip gražiai rašot, nesuprantu, ko jinai ten redagavo. Tiesiog kiekvienas žodis taip gražiai susijungia, kaip tos snaigės. Tikrai. Nu, labai daug išredaguota buvo. Nu, todėl, kad aš ne visai taisyklingai lietuviškai rašau. Pas mane konstrukcijų yra ne visai lietuviškų, bet jos mano yra ir man faina. Bet taip yra. Tai va, tai galiu džiaugtis, šiais metais grįžo šitos autorinės teisės, tai galiu daryti, ką noriu su tais tekstais. Va, ir nauji kažkokie atsiras. Dėl
Jo, aš kadangi audio įrašus tekstų darau pirmą kartą, tai jūs su manim pasidalinkit, ar ten tvarkoj, kaip neprofesionalui įgarsintojui. Labai Jeigu kas tvarko, jūsų klausot. balsas tiesiog taip saldžiai klausosi. Kelis kartus klausiau. Labai puikiai, Ilona, tikrai 10 balų. Aš mokausi įgarsinti tekstus. Tai gal gausios kada nors. Gerai, super. Na, aš išeinu su kasdieninė mantra, su manim viskas yra gerai. Be abejo, reikės visur užkabinti, visur matyti ir kartoti. Ir dar pasižymėjau, kad pasidomėti Beiser paradoksalių pokyčių teoriją nesu girdėjusi. Tai vat pasigilinsiu, kas tai yra. Jo. Tai ačiū labai. Arnoldas Beiseris, ten ta teorija nėra plačiai labai aprašyta, yra tokia esmė aprašyta, bet jo paties istorija, biografija yra tokia verta dėmesio. Vat ir iš ko gimė ta teorija, tai tikrai internete tikrai Arnoldas Beiseris. Jo, aš jau biškį jo radau. Jo, ramiai galima susirasti internete. Jeigu skaitot ne tik lietuviškai, tai rusiškai, angliškai tikrai daug daugiau informacijos surasit. Gerai, ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Gal aš pasisakysiu, aš atsinešu, kad pokyčiai prasideda tik tada, kai priimi realybę, nes kartais tikrai būna tokios situacijos, kad tu matai iškreiptą realybę. Ir dažnai reikia atsitraukti ir pažiūrėti iš tikrųjų, kokia yra iš tikrųjų ta realybė. Mokytis tai, kad priimti tikrą realybę, o ne iškreiptą. Ačiū labai. Ačiū Jums. Man tai buvo toks naujas dalykas, kad tas trečias punktas, nenoras, kad būtų tai, kas yra. Tai kaip ir pasąmoningai lyg ir aišku apie ką tai. Aš, kai jūs pasakojo, tai viską labai atrodo aiškiai supratau, tai lyg ir išgyventa yra kažkur, bet ta formuluotė tokia buvo nauja, kad tai žodžiais apibūdinta, tai toks, ir dar galvoju, ties tuo reikės pagalvoti ir tiesiog realiai pastebėti. Nes kaip ir atrodo, kad kažkas lyg jau jausta, kažkur yra tai girdėta, matyta, bet sakau, taip, kad struktūriškai taip sudėlioti reikia labai sąmoningai gal fiksuoti tos momentus. Tai galvoju ties tuo trečiu punktu ir šiaip irgi dar užkabino tas, kad irgi tikslingai kiekvieną dieną, tarkim, stebėti, kas duoda energijos, kas atima. Nes irgi nesąmoningai, tai tu tą, gyvendamas tai jauti, kad būna, kad kažkas, čia padarai, kad ir ten susitikai su kokia seniai matyta draugė, paplepėjai ir jau ten viskas faina kaip ant sparnų. Bet kad sąmoningai tą daryti, tai nesu niekada to dariusi, tai irgi galvoju, kad dabar sutelk dėmesį į tą dalyką, kad tiesiog tikslingai tas taip, tas kitaip. Tai bus ką veikti. Ačiū. Super. Ačiū labai, Kristina. Aš irgi galiu pasisakyti, kad man šiandien toks kaip ir priminimas, kaip atnaujinimas, atsinaujinimas ir savęs sustiprinimas. Ir toks praktinis galbūt, kurį aš taip mintyse sau pasakiau, kad įgyvendinsiu be terminų. Tai planuotis tiesiog savo malonius tokius dalykus. Masažą, veido kokią nors priežiūrą, konkrečiai planuotis tas, kas man atpalaiduoja, kas man nuima įtampą, kad aš tiesiog, tarkime, nes tos įtampos vis tiek gaunasi. Ir ta vis tiek ta energija, jinai išsitaško. Tai aš tiesiog tus resursus atkurti ir būtent tiesiog taip buitiškai, gyvenimiškai
planuosiu kiekvieną savaitę pasidaryti sau moterišką kažkokią procedūrą. Tai vat tą sau užsirašiau ir tikiuosi, kad padarysiu. Tai ir Tai va, padarysiu. ačiū labai. Ir linkiu padaryti. Taip. Jo, super. Ačiū labai. Gal dar aš papildysiu, kadangi negirdėjau pradžios, nes buvau pasportuoti vis dėlto jau. Eidama namo patamsiai įsijungiau. Tai va, už tai dabar dar kol kas jau namie, bet dar kampelį, nu vienu žodžiu, nesvarbu. Labai norėjau prisijungti prie šitos kompanijos visos ir vėl su jumis visom toliau keliauti ir augti. O ką padariau šiandien, aplamai jau nes šiandien dar kartą užtvirtinau, kad neskubėk. Ir va dabar mankštą jau darytis mokinausi ir vėl sakė, kur jūs skubat. Tai tokį šiandien, galima sakyti, užtvirtinau, kad neskubu, sulėtinu, nors jau savaitę kitą lėtinau, bet šiandien man labiausiai, aš skaitinėjau ir jūsų čia tas visus atsiųstus, klausiau ten viską, bet va šiandien ryte kažkaip klausiau tą temą vienišumo ir man liko tas medis. Ir liko tas medis ir kaip aš galvoju, jeigu net šakų neprageni, medis neduoda nei vaisių, nei grožio savo, nei ko. Tai čia, nu, gal čia ne viso žino, čia Ilonos paskaita buvo apie medį, vien žodžiu. Tai va aš supratau, kad reikia apsivalyti, prasiretinti šakas, duoti erdvės savo augti ir leisti savo tą visą tada daryti. Ir tada vat gali augti, bet kaip tu būni suspaustas toksai, užgniaužtas, tai nieks su tavim nevyksta. Tai va, tai aš savo sakau stop, primažinu greitį, perjungiu 40 miesto režimu ir bandau judėti kuo lėčiau ir manau, kad kažkaip įsijungsiu, nes nuo antradieniais eisiu pasportuoti, tai jeigu ką, nu kažkaip tai perklausysiu, tai va, bet. Nu tai junkitės bent į pabaigą, va, smagu jūs girdėti. Taip, į pabaigą tai pavyks, nes 7 valandą, bet šiandien ir tai buvo, žiūriuosi, sakau, tai gerai jungsiu savo vakar, eisiu į mergaičių pokalbį. Paskui rašo, ne, atliek šiandien jau galiu mankštinamės. Nu gerai, sakau, lėkiu, nu tai va, taip ir gavosi, tai va. Tai vienareikšmiškai turiu sustoti, kitaip nieko nepakeisiu. Jei nesustosiu, žinau, kad nieko nebus toliau, nejudėsiu. Tai va, tai viskas, sau. Super, ačiū labai. Ženklą nusipiešiu savo raudoną, sustop. Tai va, bet kažkodėl vat, visada reikia to užtvirtinimo, vat, atrodo vienas, kitas ir vat, kaip, nu, susivogi savo, nu, kaip tas, nu, sąmoningai, aš suprantu, kada supranti ir tada vat, jau tu stoji. Kol nesupranti, kad tikrai čia tau reikia to. Ir va čia kažkas sakė, kad rūpintis kitais, vat, irgi labai lengva, o savimi labai sunku. Nu tai čia irgi, kai pradedi rūpintis tik savimi, o paskui kitais, irgi prasiretina gretos aplink, kur erdvės lieka aplink. Tai va, tai vienu žodžiu. Tada, kaip sako, lieka ištikimiausi draugai, lieka geriausios tavo suknelės spintoj, lieka skaniausi šaldytuve daiktai ir viskas lieka, kas tau yra geriausia, bet kol tu neprasivalai aplinkui, tai tikrai būna viso visur pilna ir tu atsidarai spintą ir sakai, aš neturiu kuom apsirengti. Tai man šiandien tokia rezumavosi, kad tas apsivalymas, tai erdvė duoda tikrai, vat sakė, tam kitose mokymuose atsiranda vietos naujiems dalykams. Tikrai taip. Super. Ačiū labai, Rasa. Prašau. Ačiū jums čia. Tiesą sakėt, kad dviračio neišrasit, bet jūs mokat detalės mums surinkti į dviratį, o mes važiuosim. Gerai. Tai, kad mokat ir dviratį, tai mums patepat detalėm ir mes važiuojam. Tai super, super. Gerai. Tai jeigu daugiau niekas nenorite pasidalinti, kaip ir sakiau, neprivaloma. Kažką dar norėjau pasakyti.
Bet pamiršau, vadinasi, ne taip buvo ir svarbu. Gerai, tai tuomet baigiam šį mūsų pirmąjį susitikimą. Nu, pirmąjį čia toks sąlyginis dalykas, bet klubo susitikimą. Susimatysim dabar po 2 savaičių, spalio 24 dieną ir kaip jau rašiau, pirmadieniais jūs gausit laišką su nuorodom į tai, ką aš sukėliau per savaitę. Ir ar norit, kad siųsčiau įrašo nuorodą atskirų laiškų? Aš tiesiog nenoriu, kad per daug laiškų jums būtų. Ar įkelti ir kas norės, tas suras. Vat kaip šį vakarą nuspręsim, taip ir darom. Na, aš sakyčiau, gerai, nepatrukdytų. Nuoroda, ne, kad atkeliautų. Jo. Aš gal įkelti, kad Ir nesiųsti nuorodos. ir nesiųsti, ir paieškoti pačioms. Ir tada dar ką nors rasti šalia, perskaityti dar ką nors tada. Ir tada dar kažką tai. Ir pakomentuoti tada dar kažką. Jo, super. Žodžiu, 1-1, tai nežinau, sugalvosiu pati, ne? Kaip aš pasitarsiu, mes pasitarėm ir aš nuspręsiu. Jeigu bus per daug laiškų, tai sakysit, bet nenoriu užbombarduoti, kad neįkirėčiau labai. Ir tai pamėginsim ir taip, ir matysim, nes keliausim mes dar toli ir ilgai, taip kad čia viskas fainai. Na ką, tai tuomet šį vakarą ir baigiam. Ačiū labai, kad buvote, ačiū, kad esate šiame klube ir apskritai ačiū už tai, kad tenka jūs pažinti ir kad už tai, kad sutikau jūs savo kelyje. Nuoširdžiai dėkui. Iki kitų Ačiū kartų. jums. Ačiū Jums, Iki. Ilona. Jum. Ačiū, viso Iki. gero. Viso. Viso. Iki. Viso. Saugaus vakaro.